Sveiki. Kiekvieną dieną mūsų gyvenimuose vyksta kažkas, ko mes nenorėtumėm matyti, girdėti, jausti. Kažkas, pavyzdžiui, matome, kaip du artimi žmonės pykstasi ir mums to visiškai viduje nereikia. Ir mes visiškai nenorime matyti būtent tų dviejų mums brangių žmonių pykčio. Arba tiesiog matome gatvėje kažkas barasi. Barasi dėl maisto, dėl pinigų. Ir to nesinorėtų matyti. Labai svarbu, kad mes suprastumėm vieną paprastą dalyką. Tuo metu, kai matome, kad kažkas pykstasi, kažkas barasi, prie mūsų bando prisiartinti, prisigretinti tam tikros būtybės, kurios norės mūsų energijos. Ir ta energija bus tiesiog vien žiūrint į šį barnį atimta iš mūsų. Labai svarbu, kad mes suprastumėme, kad galime kažką pakeisti. Tuo metu, kai tu matai, kad kažkas vyksta ne taip, apie ką tu svajoji, kad tu turėtum matyti, tuo metu tu labai paprastai pasakyk paprastus žodžius. Aš atsijungiu. Aš atsijungiu. Matai, kad pykstasi žmonės, tu žiūri į juos taip ramiai, be įtampos ir sakai, aš atsijungiu mintyse, tyliai. Nereikia garso, nereikia triukšmo, nereikia aiškinimo, apie ką. Tiesiog atsijung. Ir tada tavo energija, tai energija, apie kurią tu svajoji, kuri tau yra, kurią nori pakelti vibracijas, su kuria nori eiti į priekį, nori kažką naujo gražaus kurti, ji ir bus tavo. Tu ir kursi kažką naujo, gražaus, bet jau nebe iš kažkam atiduos tos energijos ir pati taupydama arba taupydama savo energiją, bet būtent iš gausos energijos. Taigi, paprastas žodis, kai matau negatyvą, aš sakau, aš atsijungiu. Tai ne mano. Man šito nereikia. Ir viskas taip paprasta ir lengva. Ir visada mes turim laisvos valios principą. Aš renkuosi, kaip gyventi šį gyvenimą. Su jumis Elygia ir skaičių magija. Paspauskit patiktuką, paspauskit. Ne todėl, kad man reikia jūsų energetiškai, kad būtent tu tai padarytum. Iš tiesų tai yra tik tam, kad algoritmai pakeltų video ir kad daugiau žmonių išgirstų, gal kažkam pasaulyje šiuo momentu, būtent šiuo momentu reikia šitos žinutės. Ir jeigu tu ją pamatei, jinai tau tikrai yra skirta. Apkabinu.